Aš labai tikiuosi, kad šitas vakaras padės jums pailsėti nuo rūpesčių, klausant mano mamos Ritos Beikytės eilių ir taip pat muzikos. Poezijos rinktinė išleista artėjančio jos jubiliejaus, 60-ojo jubiliejaus proga. Ir aiškus rėmėjų pagalba. Mes rėmėjams skirsim atskirai laiką ir padėkosim ir juos pakviesim pasisakyti. Eilėraščių rinktinė yra iš 3 dalių. Pirma dalis, taip ir vadinasi, kai susitinkame, tai yra patys naujausi eilėraščiai. Antroji dalis, tai yra iš knygos Kalbinu žemę, motiną, tėvynę. Ir trečia dalis, tai yra kai kurie eilėraščiai, ne visi, iš knygos Pas tave sugrįžtu. Leidinio pasirodymą parėmė Klaipėdos universiteto profesorius Artūras Razbadauskas. Tai aš manau būtų gražu būtent ir pakviesti recenzentą, pasisakyti, kad sutiko remti šitą leidinį. Prašau. Ačiū. Ačiū labai. Gerbiami susirinkę šiandien. Labas vakaras visiems, miela Rita ir Rimantė. Aš labai džiaugiuosi galėdama šiandien pakalbėti apie Ritą kaip apie žmogų, apie jos kūrybą, nes tai tas žmogus, kuris yra man labai artimas nuo profesinė prasme. Aš esu gydytojas ir Rita buvo medicinos seselė, dabar medicinos seselės yra vadinama šiek tiek kitaip, slaugytojas. Tai yra tas pats darbas, bet šiek tiek kitoks pavadinimas ir šiek tiek išpėtos kompetencijos, bet tai ir rodo, kad mes esame medikų bendruomeniai labai artimi ir Ritos poezija, kuri labai apeliuoja į mūsų dvasinius dalykus, kas šiais materialaus gyvenimo ir materializmo metais yra šiek tiek labiau praleidžiama pro mūsų akis ir nėra taip akcentuojama, tai yra labai svarbu. Kaip ir sakė Rimantė, tos prieš tai knygos, kur kalbam apie meilę tėvynėje, apie meilę motinai, apie meilę žemėje, tai yra tos pamatinės vertybės, ant kurių mes stovime, be kurių mes negalime gyventi. Tai yra mūsų visų pradžia ir mūsų visų esminiai dalykai, kuriuos mes iš tikrųjų jaučiame visą širdimi, ne vien tik tai iš materialiosios pusės. Tai aš noriu pasakyti, kad mes sveikatos mokslų fakultete, universitete studijuoja ne vienas tūkstantis, yra šiuo metu ne 100 000 studentų. Ir jie mokosi poezijos terapijos, nes poezijos terapija galimai teigiamai veikia daug ligų ir yra net kai kurios ligos, kuriomis poezijos terapijos dėka, kurias galima pašvelninti jų eigą ir pagydyti, nes yra tokių ligų. Taip, kad tie dalykai, kuriuos išdėsto ir šiandien, aš manau, recenzentas, Albinas daktaras negali dalyvauti, bet jis aprašė kaip specialistas, kaip filologas, jis mato tą teigiamą reikšmę mūsų emociniai būkliai. Aš matau kaip pedagogas, kaip sveikatos mokslų specialistas, kaip gydytojas, matau taip pat teigiamą poezijos reikšmę kai kuriem galimai net ir pacientam, bet ir mums čia visiems susirinkusiam. Manau, kad perskaičius Ritos knygą tikrai pasidarys šviesiau ir mes labiau koncentruosimės į mūsų dvasinės vertybės. Tai tikrai noriu pasveikinti tokią produktyvę autorę, o šiandien visą kolektyvą Kertelės, kad jūs taip puikiai sugebate suburti žmones ir su poezija, su dvasinio pasaulio, su gražiomis dainomis, arijomis. Tai yra iš tikrųjų svarbu ir tas kultūrinis gyvenimas, manau, kad Klaipėdoje tik toliau stiprės ir tokių žmonių kaip jūs, šviesių žmonių. Tai noriu pasveikinti Ritą. Aš dalyvausiu ne iš eilių, bet pasveikinu. Su jubiliejumi mes sveikinam iš anksto. Dar jubiliejumi, manau, kad Rita dar vieną knygą parašytų. Jeigu bus tokie rėmėjai, tai tikrai parašys. Tai tuoj pakviesime gerbiamą poetę savo pagrindinį eilėraštį perskaityti
kuris tapo laureatų konkurse Mano gimtinė ir prakalbino joniškiečių širdis. Tai vadinasi eilėraštis Kalbinu žemę, motiną, tėvynę. Prašau. Gal šviesą tada, šviesą gali. O. Baltmarškiniai peršai atsilapoja, gaudo saulės klydina dangų. Žemuogių uogos sirpsta ant vasaros delno. Sirpsta ir mintys, jų daug, aš šėlusiai daug. Jas suversiu kaip uogas ant smilgos. Į eilėraščių posmus sudėsiu, kalbinu žemę, motiną, tėvynę, paukštį nutilusi, bet mojanti. Jūros puta suvilgau, debesėlį paklydusi. Laukas didelis, dar didesnis laukimas, neregėti sparnai, lyg žvaigždžių, o beržai, beržynai, rankom susipynę, saugo saulės, sklidina dangų. Sekantis eilėraštis būtų poezijos pavasaris tėvynė. Koks džiaugsmas yra skaityti eiles, kurti laisvoj mūsų Lietuvoj, čia, savoj žemėj. Tai matysis iš šitų perskaitytų eilių. Žodžių bangos, tyliai liuliuoja, poezijos paukščiai nutūpus ant jų, o tarp keterų širdis poeto pulsuoja, apšviesta dievišku ritmu. Moki žodį, žinai kelią, seną tiesą vejasi diena. Akise pasaulio platybės, o širdį tik viena tėvynė. Tai kviečiu solistę Valentiną Mikalauskienę ir akompaniatorę Larisą Bankovskę atlikti kūrinį Mano sielui šiandien šventė. Žodžiai Sruogos, muzika Talat Kelpšos. Prašom. Mano sielui
grožio ieva apakina mane melsvai baltu žiedų vainiku. Samarietišku žvilgsniu ir aš nušluostysiu tavo ašarą ne vieną. Pavasaris. Žodis tokia proga perskaityti, man atrodo, kaip tik tinka į temą eilėraštis tokia sielai šventė. Kai mes susitinkam, gimsta mintis, o paskui žiūrėk, mezgasi eilės. Ir nieks nežino tos minčių buveinės, netgi psichologijos profesoriai. Kai mes susitinkam, užsimam vietas ant karštos kėdės ir ieškom tiesos iki vėlumos. Aitrumą pajutę išspjaunam. Kai mes susitinkam, o tai būna rečiau nei per didžiąsias šventes, bet sieninis laikrodis nustoja tiksėti, o mūsų mintys vyniojasi, tarsi vijokliai ant medinių turėklų verandų, kartais net liupsniais sproginėja, belaukiant savo eilės. Kai mes susitinkam ir šventė. Tas eilėraštis, aš to ir perskaitysiu, man atrodo, vertas yra dėmesio. Šviesa. Susėskit prie stalo derybų. Ašarų perlais dieną naktį lyja Nyderlanduose. Pro išdaužytus Donecko namų langus moterų akis įsmigusios į dangų. Moteris maldauja, moteris prašo taikos. Susėskit prie stalo, susėskit prie stalo taikos. Per daug jau kentėta, per daug jau netekta ir ašarų jau per daug. Naktis tamsiausia būna prieš rytą, nuodėguliai duš į briauną taikos. Susėskit prie stalo, kalbėkit, kalbėkit. Dabar perskaitysiu eilėraštį parašytą motinoms ir skiriamas tas eilėraštis visoms čia esančiom motinoms. O aš skiriu, mama skiria savo motinai, o aš savo mamai, deklamuodama šitą eilėraštį. Motinos meilė nemari vadinasi. Motinos meilė plati kaip jūra, kai bangų muša į krantus. Motina žino ir širdim jaučia, kur link veda savo vaikus. Motinos meilė nepailsta, po kojom ji pamena visus vargus. Motina rauda, kaip paukštis girioj, parklumpančius gaubė po savo sparnu. Motinos meilė nemiršta, tikėk, per nuotolius ji bus šalia, kaip ta žvaigždelė aukštai iškelta žėri. Motinos meilė amžiams gyva. Paskaitysiu jums eilėraštį, kuris man labai pliklis. Užmaunu ant kabliuko mintį, lyg žvejys masalą ir keliauju gyvenimo vingius į plotį, į aukštį, gylį. Tik šiandien aplenkiau vorą, o jis nešė man
Pakiuro lauke oras, lijūnė, o siela plytai. Man tavo eilis Rita sąlygas. Suprantu, geriausi kūriniai vertins visuomenę, laiką, suprantu, kad kūrinys turi aromatą, skonį, ar dažnai pabrėžiu savo eilėse. Paklausykime. Iš knygukas Kalbinu žemę, motina kėdynė. Teisingai pasakyta verdiktas. Viduržemis. Gatvėse šalta ir gūdu. Vargieniai tarp sniego, purvinų kalnų, po atviru dangumi šio pasaulio tremtį išgyvena. Kas jos prigaus? Kas prisimins? Ar liks tik kauburėliai, po nakties sušalę ir pajuodę? O rytas jos surinks, išveš tolyn už miesto. Visi skirtingai supranta dailės. Poetė kas kart užgauna sielą, suprasta poetė, tai jaučia. Daraisi žinoma, nors aš pabrėžiu, kad kartais žinoma pasidaryti užtenka klaidos dedikacijoje, tyčinės arba netyčinės. Tai va, leis palinkėti tau sėkmės, pastebėti žemėje gerus dalykus ir aiškinius žmonės. Poetai daro tai, ką privalo daryti. Rašytojas turi tai žinai, tai darai. Kai kelias baigėsi, negali sustoti grįžti. Kai parašai knygą, skubi rašyti kitą. Tau, Rita, to ir linkiu. Dabar ir kai susitinkame. Ačiū. Negalvok apie baltą beždžionę. Tyla yra grožio. Šliūstals bangos sinchroniškai ir žuvėdras, lyg mergaitės pulsuos. Negalvok, kas buvo, nebuvo, kas galėjo būti geriau. Štai pušelės ant galvos siūbuoja, o gal žvalgas, gal ieško ko nors. Skrenda pro šalį lėktuvai, planetos, nublukę drugeliai plasnoja. Tegul eina pro šalį beždžionė, o iš sielos kažkur ilgesys. Taip pat perskaitysiu ponios Ritos eilėraštį Kada liūdėti. Brolau liūdėk, jei brolis liūdi, jei šalia tavęs artimas koks liūdi, išpažinties eik, nelauk, suteiks abiems malonę. Susitikimas buvo, viešpats jį atrado pats, rožinis jo rankose dabar dažniau, apeina visas paslaptis, ir liūdesys, ir abejonės išnyko. Ačiū. Sveiki, vieni susirinkusieji, miela Rita. Šiandien nuostabi diena, iš tikrųjų, ir malonu, kad Rita pristato savo naują knygą. Čia yra nuopelnas jos ir aš noriu pasakyti, kad ji gyvena tą poeziją. Ji gyvena su tokiais vaikais, su tokiu jaunimu, kurie ateina į tą mokyklą pažeisti gyvenimo. Ir patikėkit, Rita visados prašo mūsų, o gal Virginija turi saldainių, aš noriu vaikus pavaišinti, todėl aš šiandien perku ne gėles, o nuperku saldainių dėžutę, nes aš žinau, kad šitą moteris pasidalins su vaikais, su tais, kurie ateis ją pasveikinti. Aš iš viso širdies linkiu Ritai dar gerų gyvenimo metų ir nuostabių knygų. Ačiū.